Kiekvieną veiklą statant, kiekvieną naują dalyką pradedant, reikės įdėti darbo. Tai galiu pasakyti vieną dalyką. Statant savo veiklą, einant savo keliu, kažką kuriant, reikės įdėti tiek pat darbo, kaip kuriant įmonę, kaip statant fabriką. Viduj tos energijos reikės lygiai tiek pat. Reikės laiko, reikės kantrybės, reikės energijos. Niekas nenukrenta labai greitai čia ir dabar. Bet yra skirtumas, kai mes einam tuo įkvėptų keliu ir darom tai, ką mes norim, kur džiaugiasi mūsų širdis, laikas tarsi dingsta. Nes mes darom čia ir dabar. Mes esam visa savo esybė toje būsenoje, tame darime. Tai būtent, kai darai iš įkvėpimo, iš savo aukštesniosios proto pusės, ne iš tokių reikia, bet iš to tokio noriu, tai mano, tada ir ta laiko savoka yra visiškai kitokia, tada ateina ir energija, kurios reikia tikrai nemažai, ir kantrybė, ir motyvacija, nes yra tas vedimas, yra tas aiškumas ir yra tas begalinis noras. Ir dar vienas dalykas, jeigu žmonės yra tam pasiryžę tik tai 10 procentų, 20 procentų, 30 procentų, 50 procentų, tai greičiausiai nepavyks. Arba bus ilgas ir skausmingas kelias, kuris net neš džiaugsmo. Kad ir ką bedarytumėt, kad ir ką bekurtumėt, kad ir kokiu keliu beitumėt, turite būti pasiryžę tam 100 procentų, žinodami, kad bus ir sunkumų, reikės kantrybės, reikės išlaukti, reikės padaryti tam tikrus žingsnius. Bet jūsų pasiryžimas, jūsų sutartis pačiu su savim daryti tai turi būti minimum 100 procentų. Dar geriau 110, 120. Jūs turite atiduoti visą save ten, kur einate. Tam naujam projektui, tam naujam gyvenimui, tai naujai būsenai. Ir su viskuo, kas ateina tame kelyje, viskam sakyti taip. Ir su tokiu pasiryžimu, tik su tokiu pasiryžimu jūs pasieksite tai, apie ką svajojate, jūs eisite tuo keliu iš įkvėpimo, iš visai kitos būsenos ir su visai kita motyvacija ir su savo vizija.